smalsumo geno. Ieškau naujovių ir su tom naujovėm pastoviai norisi kažkam jas atiduoti. Nes sako, žinios, jeigu jos neatiduodamos, jos supelyja, genda. Tai labai malonu, kad šiandien mes turime auditoriją ir tema tokia ganėtinai, sakyčiau, gruboka - parazitai. Nu, mes turbūt visi esam šioj žemėje tam tikrą prasme. Ką tas reiškia pats žodis parazitas, kuris gyvena kito šeimininko sąskaita. Tai va, tai čia toks mūsų supratimas. Deja, šitoje planetoje mes esam ne vieni ir kaip teigia mūsų mokslininkai ir kaip koks požiūris mano pacientų. Dažniausiai man yra užsakoma ir prašoma, kad kaip įmanoma viską išvalyti, sunaikinti, taip kaip mes ir buitį mėgstam, susitvarkyti, išsivalyti, kad visur būtų švaru. Lygiai tų pačių reikalavimų mes siekiame ir savo, ne tik buityje, bet ir savo organizme. Deja, šiai dienai reikia susitaikyti su ta mintim, kad mes atėjom į šitą visatą ir turime galimybę dalintis, išlaikyti tą pusiausvyrą, tą bendrystę. Ir deja, kol kas mums duota ir gerų savybių, tiek iš aplinkos, tiek iš mūsų pačių, ir tų blogų savybių. Ir tarp jų nagrinėsim tokią temą, apimančią labai plačią sritį. Jinai dar kitaip yra įvardinama įvairūs patogenai. Į tų patogenų kenkiančių mūsų sveikatai sudėtį įeina virusai, bakterijos, grybeliai, pirmuonys ir tame tarpe parazitai. Kaip mes tuos parazitus įvardyjam, turbūt kiekvienam tas supratimas yra skirtingas. Ir graikiškai šitas žodis yra išverstas valgau bendrai su kuo nors ir organizmas, tas parazitas, jis naudojasi kitų organizmų sąskaita, vadinamų šeimininku, kaip būstų, jis įsikuria pas mūsų, apsigyvena ir minta mūsų maisto medžiagom, audiniais ir dažniausiai mes juos pradedame atpažinti. Tam tikrą prasme jie mums kenkia. Ir turbūt iš čia ir susiformavo, kad mes, jeigu jų yra per daug, tikrai turime su jais atsisveikinti tam tikrą prasme. Tai ta Žemės planeta, ne tik mes susidurėme su šita tema, bet tai apima ir gyvūnijos pasaulį, ir augmenijos pasaulį. Ir kiekvienas taip gamtoj visatoje tokį dėsnį sukūrė priemonės tam tikras, kaip kovoti su tuom. Pavyzdžiui, auga kaktusas, jo bet kas nesuvalgys, todėl kad ten yra spygliai, jau davė gamta apsaugą. Taip ir pas mūsų organizme, jeigu įsikuria kaip dažniausiai tie parazitai pas mus patenka, tai yra per vandenį, per tiesiog kvėpavimo takus, per odą, turbūt daug žinome, kad yra įvairių erkučių, tai irgi priskiriame prie parazitų, per įvairius pridėtinės į maistą įdėtas papildomas medžiagas. Kodėl dabar mes labai sutelkiam dėmesį, kad mums reikia imuniteto? Iš kur jo gauti, kuo mūsų imunitetas yra užimtas? Prieš gerą šimtmetį, kad ir prieš 50 metų, imunitetas neturėjo tiek darbo, kiek jis šiandien turi. Nebuvo tiek įvairių dažiklių maiste, saldiklių, pesticidų, herbicidų, visokių pridėtinių medžiagų. Pasaulyje yra sukurta apie 5 milijonai tonų toksinių medžiagų.
Praktiškai mes kurdami savo gerbuvį sukūrėm įvairių nepalankių, kuris milijonus metų organizmas nepažinojo tų medžiagų ir visa imuninė sistema yra užsiėmusi šitų visų toksinių medžiagų atpažinimu, eliminavimu, šalinimu, iš kur tos alerginės, uždegiminės, lėtinės ligos, būtent mes jas taip pat sukūrėme. Iki to pasaulis labai turėjo įtemptą ir daug netekdavome, kol nebuvo tos higienos, kol tikrai va tie visi parazitai užimdavo, žinote, ir maras, ir cholera, tai visos tos va tokios pavojingos infekcijos, kad ir dabar mes išgyvenam tą postkovidinį laikotarpį, taip kad pasidžiaugti tą imuninę sistemą, kuri turėtų atpažinti ir natūraliai ir greitai iš mūsų kūno viską pašalinti, kas svetima, kas nenatūralu, tai situacija yra labai pasikeitusi. Nes kiekvienas apsigyvenęs, kas tai bebūtų mūsų organizme, jisai vykdo tokią pat veiklą. Dauginasi, dalyjasi, auga, bręsta, kaip pasakyti, palikuonis palieka, bet jie taip pat valgydami, ką jie daro, jie teršia ir mūsų aplinką, šalina. Taip, irgi, kaip sakant, niekas gamtoj kitokio ciklo nesukūrė. Ir dažniausiai aš pati praktikoje, kai susiduriu, kai mes skiriame tą antiparazitinę programą, tai labai blogai jaučiasi pacientai. Tiesiog, sako, keliais einame iki tualeto, nes labai žudami jie, tie žuvimo kūneliai jau yra labai nuodingi. Ir jų išskirtos medžiagos, tos toksinės, tai nepaprastai, mesgi jaučiam. Žarnyne pas mūsų yra ta vadinama labai jautri nervų sistema. Jeigu ten kas nors susikaupia, siunčia signalą į smegenis, mes iš karto turime tą vadinamą apsinuodijimo kliniką. Ir galva skauda, ir jėgų nėra, ir organizmas įvairiais būdais stengiasi šalinti, tai ir vėmimas, ir viduriavimas, ir pykinimas. Kai būna tas ūmus periodas, mes medikai linkę kažkaip padėti. Stabdome ar tą viduriavimą, ar tą karščiavimą, o alternatyvi medicina, natūrali medicina, jinai džiaugiasi. Jūs išsivėmėt, dalį tų parazitų pašalinot, išsividuriavot, dalį toksinų pašalinot, tai tokio kaip reiškinio prie ūmių tų situacijų, jeigu ten nenukrito spaudimas, nedehidratacija neįvyko organizme, aišku, kuo mes labiausiai padedam kaip medikai. Tai turbūt žinot, kad smegta, kad lašinė, tai yra antras gyvenimas. Hidronas ir dar ką patarė, važiuojant, keliaujant į tuos šiltus, karštus kraštus, Coca-Cola. Tai va, visi pritarėm. Tai nors Coca-Colos formulės niekas neatskleidė, bet matyt kažką mes gaudame. Tai tos mūsų organizmo apsauginės reakcijos, aišku, jeigu jos nebūtų kliūdamos visų tų mano išvardintų priežasčių, jos turbūt gana lengvai susitvarkytų. Ir tą išraišką tų ligų turėtumėm žymiai mažiau. Čia yra jų tipai. Jeigu norim žinoti, tai reikia pažinti tą mūsų blogietį. Tai kokių jų tipų yra? Yra tie vadinami pirmuonys, tai matote, čia lemblijos tokios turi uodegėlės, jos plaukioja, jos dažniausiai apsistoja toli, nenueina į žarnyną labai, anksčiau dizenterija, jos lazdelė būdavo. Mano kolegė dar, kaip pasakyti, darbo pradžioj sakydavo, tai 3 kartus darydavom kolonos, reiškia, pažiūrėti į tiesiąją žarną, jiem reikėdavo specialių ten aparatėlių tada, ant kiek pakenkta ta žarna yra ir kada jinai gyja. Tos lemblijos dažniausiai apsistoja aukščiau tulžies latakose, apsistoja jos. Aišku, jeigu mes turime labai gerą skrandį, su geru rūgštingumu, gerai veikiančią tulžį, mesgi šeimoje kaip būna.
vienas ten nusimaudęs tų pirmonių iš kokios, kaip aš sakau, nu tokių nenutekamų šaltinių, kur iškasa žvyrą, kur susiformuoja tos plaukimo vasaros, tai iš ten karjerai, iš ten labai dažnai ateina pasigavę šitų pirmonių, bet susirga dažniausiai silpniausi. O kas silpniausi? Vaikai. Tai žiūrėkit, šeimos nariai nieko, o kažkam yra blogai. Reiškia, ta apsauginė, ta imuninė sistema, tie barjerai, tas skrandis, tas tulžis nėra tokios aktyvios, kad galėtų sustabdyti dar tik patekusi ir dar priklauso nuo kiekio. Labai priklauso nuo kiekio. Ir kaip aš sakau, kaip yra kita grupė, tai yra kirmėlės vadinami, helmintai, helmintozė. Labai liūdna, iki 60-ųjų metų šita buvo tiesiog medikam, gydytojam tema labai, labai aiškinama, daug turėjo tokių informacinių šaltinių. Dabar pakliūti pas tokį atskirą kaip po gydytoją, kad jis užsiimtų grinai kaip parazitologų dirbtų, dabar yra apjungę šitą temą imunologai. Bet ir imunologų turbūt nelabai dažnai tie imunologai dar sujungia po alergologų skėčių. Žodžiu, tokio specialisto, aš asmeniškai baigusi Kaune, tai mus pakviesdavo pasižiūrėti tuos helmintus dažniausiai pat anatomai, kai atidarydavo ir rodydavo. O sakydavo, va žiūrėkit, kiek čia yra žarnyne šitų parazitų, šitų kirmėlaičių, kurių mes nei susekėm, nei gydėm, nei dabar ant tiek jie yra pakeitę savo tos egzistavimo požymius, kad sudėtinga. Yra ir antigenai tyriami, antikūniai tyriami, ir kirminų kiaušinėliai ir panašiai. Bet kada kartais matai tikrai, jog visi tyrimai liktai normalūs, bet yra tokie požymiai nuovargis, kažkoks niekaip neatsistato hemoglobinas, dažnai sergantis, tai tikrai verta pagalvoti, ar neturime tą kitą draugą, kuris mums kažką siurbia, kažką naudoja, ir šitą nustatyti. Tai tiesiog prieš važiuodama pas jūs labai domėjausi, pasipildžiau, iš kur mes prisirenkam tų, kaip sakyti, visų svečių. Tai tiesiog iš aplinkos, ir kiekvienas jis turi savo gyvenimo ciklą, savo patekimo laikotarpį, savo ypatybę, savo kliniką ir panašiai. Ir kita grupė tų parazitų yra vadinami ektoparazitai. Čia turbūt matote tas blusos, utėlės, kurios, kaip pasakyti, kažkada ta ir šiltinė grėsminga, kuri daug mirtingumo ir Lietuvoje, dabar nebesutinkame. Aš manau, kad labai daug šitų tokių infekcinių ligų, gal dėl parazitų dar infektologai mums padėtų, labai yra sumažėję. O kodėl sumažėję? Todėl, kad turime daug jau apie juos esame pažinę, mus apsaugo higiena. Rankų plovimas, daržovių, vaisių plovimas, visų produktų, kuriuos mes turime, aš kai kurios akcentus pasakysiu, kaip ir su kuo. Taigi, matote, kad čia yra didžiulis mokslas, iš viso turbūt jų yra dar daugiau, nustatyta apie 600 tokių mums nepalankių. Jie gyvena, yra organizmo viduje, o visos kitos, kaip aš sakiau, išvardinti tokie sudėtingesni jum terminai, kaip amebos, leišmanijos, lamblijos, plazmodijos, maliarijos, toksoplazmos. Ir kita grupė helmintai, tai askaridės, plaukagalvis. Apie plaukagalvį, kai aš pradėjau savo darbinę praktiką, tai mum laborantės rasdavo.
Ir tikrai teko susidurti, dabar iš viso nesu girdėjus. Trichinelės, tai žinote, kad ten iš tų šernienų, iš visų tų labai svarbių echinokokai enterobai, tai yra opistorkai iš žuvų ir pasitikėti sušiais aš nepasirašyčiau, nelabai. Jo kaspinuotis kažkur atsiras, dar palaukime, tai yra ir kiaulinis, ir jautinis kaspinuotis, jie iki 20 metrų ir tokiais fragmentais tik tai galima juos čia išskleista tiesiog yra, kur jie kiekvienas turi savo gyvenimo nišą mūsų organizme. Labai įdomu, kaip jie iš žarnyno, kaip jie vieni patenka į plaučius, būtent askarydės praeina, būna priepuolinis naktinis kosulys, mums gali ir refliuksą įtarti, ir uždegimą, ir plaučių, ir viską, ir labai įdomus tas yra lervų patekimas į bronchus, į plaučius ir atkosint jos su skrepliais nurimus grįžta atgal, čia tai yra askarydžių problema. Ir iš kur tos askarydės ateina, tai tiesiog jos yra mūsų cikle ir dažniausiai, kada jų labiausiai reikia saugotis. Jų labiausiai reikia saugotis, kai pradedam valgyti braškes. O ten ir mūsų katinukai ir šuniukai praeina ir patręšimas. Turėjom labai retą atvejį, kai klinikose mums pristatė 11 mėnesių vaikeliui per burną, per nosį išeina askarydės ir buvom nustebę, vos nekrūtim maitinamas, iš kur, kur tas kontaktas. O pasirodo, jis tik pradėjo su tom vaikštinėm ropoti vaikščioti, močiutė atvežė iš kaimo mėšliuko ir patręšė kambarinės gėles. O vaikučiai ką mėgsta? Pirma, palaižyti, pačiupinėti, kaip būna, tiesiog nepagalvotam. Kazuistika, neįmanoma tokių susekti dalykų. Tai ką tas reikėtų daryti su tom braškėm, tai tokia yra rekomendacija: šilto vandens stiklinė įdėti arbatinį šaukštelį druskos ir tų askarydžių ir užmerkti braškes, apie 20-40 minučių palikti, o pas to jau perplauti. Tai ta druska, pasirodo, tų kiaušinėlių tą sienelę suardo, o praktiškai toks laikinas nuplovimas, kaip aš dažnai matau, tik nusiperka ir iš karto visi ragauja, vaišinasi ir panašiai. Ir tikrai, kadangi tiesiog nepagalvojam, kai jau žinai, tada jau kiti dalykai. Soda, manau, nepakenktų, bet jinai yra šarminė, švelni, jinai nepragraužia tų kiaušinėlio. Kiaušinėliai turi tokią apvalkalėlį kietą, kad jie įsilaiko per žiemą. Gali išžiemoti, tai galite įsivaizduoti, šaltis tai neveikia. Tai tiesiog yra ir šitos mūsų egzistavimo vietos. Tai va čia būtent tas askarydės, tas skani braškė, tiesiai nuo lysvės, tai vis tiek nežinom, kas, iš kur ir kaip. Čia yra tas tarpininko čia nėra, čia yra žmogus. Žmogaus fekalijos kažkur pakliuvo į šitą aplinką ir šitam rate ir sukasi. Ir dažniausiai aišku, kad tai yra vaikų problema. Bet kai kurie moksliniai straipsniai rašo, kad askarydės, kažkur, jeigu jau tu užsikreti, tai imuninė sistema dirba ta kryptim ir jinai yra suaktyvinta, sužadinta, tada jau šansų kažkam kitam pakliūti, jau jinai yra budresnė, aktyvesnė. Tai jinai kažkokia kaip kitiem parazitam vietos nišos kaip ir nebesusidaro, bet tai čia yra jau tyrinėjimo tema.
Šičia yra praktiškai kančios mūsų vaikučių. Čia labai labai įdomu, vėlgi yra labai įdomiai šitos spalinukės susiveisusios žarnyne. Naktį jos išlenda į išeinamąją angą ir deda kiaušinėlius. Kiaušinėliai turi tokią lipdomąją medžiagą, prilimpa prie odos ir labai labai dirgina. Ir čia toks sukurtas gudrus spalinukių mechanizmas, kad būtinai tas vaikelis pakrapštys ten, kur niežti, po nageliu ir per dieną vis tiek tas pirštelis kažkaip pakliūna į burną. Ir tas uždaras ratas beveik neįmanoma sutvarkyti šito. Ir jeigu aišku, kad dabar kiek tai ir tie pampersai apsaugo, ir tos smėlio dėžės ir panašiai. Ir pagaliau labai, kai jau turime tokį užkratą su vaikučiais ar šeimoj, praktiškai visi rekomenduoja visiems antihelmintinį tą gydymą pravesti, nes tos išbirusi tie kiaušinėliai į patalynę, į triusikėlius, paskui vis tiek galima net per kvėpavimo takus, net vis tiek kažkur į tą nosiaryklę, į stemplę pakliūna. Ir kada paskiriame vaistus nuo spalinukių, tai mes rekomenduojame išgėrus tos vaistelius. Pas mane yra tokia rekomendacinė schema. Vakarienės metu išverdame bulvių košę, ją sutriname su tuo virusiu vandeniu, įdedame sviestuko, druskytės, kad truputėlį būtų skaniau, slidžiau. Ir kokius 4-5 šaukštelius tos suvalgo košės ir tada išgeriame ar pirantelį, ar helmintoksą, šitos vaistukus išgeriame ir po to užbaigiame šitą košę valgyti. Kokia čia yra misija? Misija tokia, kad kuo didesnis plotas šito vaisto pakliūtų į žarnynas. Nes žarnynas yra kaip gofras, kaip yra tiem kirmėlaitėm, kur pasislėpti. Jos jaučia, ateina toksinė medžiaga, jos irgi slenka į pasienį, slepiasi, jaučia šitą. Tai kuo didesnis plotas šitų vaistelių pasieks šitos kenkėjus, to bus geriau. Ir rekomenduojame tada išangę sutepti vatos gumuliuką su aliejum, ant išangės uždėti tą vatos gumuliuką, uždėti triusikėlius. Nes kai gaunasi vaistukai, tada jau jos eina greitai eliminuojasi iš žarnyno ir tada jau jos dar išeidamos vis tiek stengiasi, kaip sakant, ir tos kiaušinėlius palikti ir panašiai. Ir čia jau visa higiena, lyginimas, skalbimas ir jokių būdų patalynės, ten triusikėlių, rūbelių nepurtyti, ne, o taip suėmus ir dėti į skalbimo mašiną, pasilyginti. Žodžiu, čia tą higieną labai apsaugo. Galime ir mes suaugę gana sėkmingai labai mėgstame vykti į spa centrus. O va šituose baseinuose, taigi ateina ir su vaikučiais, ir su pampersiukais, ir patikėkite, kad šitame vandenyje, paėmus mėginėlį, mes randame spalinių kiaušinėlių. Tai va. O kiek čia te reikia? Purslas čia ant lūpų ir tu jau turi tą malonumą atvažiavęs pasisveikatinti, grįžti su dovanėlėm. Tai čia toks atsargumo, kaip sakyti, perspėjimas mums visiems. Nekalta vieta, tiesiog, kad nepagalvojau. Juk visi mūsų susirgimai sako, o būčiau žinojęs, netiesa. Visi mūsų kažkokie patyrimai ateina. Labai dabar mūsų gyvūnų pasaulis. Deja, man yra truputėlį gaila, gyvūnus veterinarai tikrai prižiūri ir tą visą, bet ar mes taip sąžiningai ten rudenį, pavasarį ir gyvūnams ir sau tą dehelmintizaciją pravedam ir panašiai.
šuniukai, ypač jauni šuniukai, mums yra pavojingi, jie mums neša tokią toksokarozę. Toksokarozė. Jinai gali, tos lervos ir tos patenka, jūs matote, kur aišku, į kepenis, kaip ir visi. Kepenų, žinome, filtras yra, detoksikuoja, apvalo, tulžis stipriai veikia. Ir sunkiausia yra, kai patenka į smegenis ir į akis. Esam turėję atvejų, kad tas patekimas pakenkė ant tiek akį pacientui, kad rega buvo nebeatstatoma. Tikrai, kai šito nežinai, kažkaip, o kur mūsų tie šuniukai ir miega, ir bučiuojamės, ir glostomi, ir globojami, ir ant jų kailiukų yra, ir ypatingai ant tų jaunų šunelių, tai jie tikrai gali, nupirkus jauną šuniuką, sakyčiau, ypač padovanojus ar gavus dovanų, jau reikėtų turėti, atlikti tą dehelmintizaciją arba tiesiog su veterinarijos dabar pasiekiama pagalba yra, konsultacijos jų yra. Taip, kad ne tik kad atėjęs iš gatvės kačiukas ar šuniukas mums gali irgi dovanų atnešti, bet čia yra tokia silpna vieta. Tai jūs kalbate apie nukirminimą. Taip, taip. Veterinarai praktiškai tuo labai jie užvedami pasai ir prižiūri. Taigi, pažiūrėkite, tas toksokaro išplitimas, kur jau galima tų kiaušinėlių didžiausia dalis, apie 74% randame, kada ieškoma jų, tai yra toksokarų tų šuniukų kiaušinėliai. Būna šuniukas ten palaksto, ten kur nors kokią uogą, vyšnę, mes ją pakeliam nuo žemės ir vėlgi, nenuplovus, nenusivalius, yra didelė tikimybė, kad užsikrėsti galima. Ir apie 15%, jau žymiai mažiau tų mėginių, kai ieško sanepidemiologai, randa su askarydžiu. Reiškia, parazitai yra, askarydės yra irgi, ir pas šunis yra, ir žmonių, gyvūnų. O kituose mėginiuose buvo rasta rečiau pasitaikančių helmintų rūšių, kaip oksokarų smėlį ir dirvožemyje, temperatūrai pakilus virš 10 laipsnių pradeda jie bręsti ir brendimui yra jau tas, kaip mes sakom, pavasario laikotarpis, kaip sušyla dirvožemis. O esant 24-30 laipsnių, toksokaro kiaušinėliai subręsta per 5-8 dienas, va būtent kai jau sirpsta uogos, kai jau pas mūsų būna tas Liepa, rugpjūtis, pats karštymetis, ir kodėl jau sakom rudenį ir pavasarį reikalinga dehelmintizacija. Čia turbūt iš to ir suprasit, kodėl. Nes kylant temperatūrą, tie kiaušinėliai tampa aktyvūs ir patekus į mūsų kūną jie ir veikia. Ir ganėtinai tokia, nežinau, jums terminologija, toksoplazmozė, čia mūsų mylimi kačiukai. Čia vėlgi asmeniškai teko bendrauti su tokia situacija, kai buvo tiesiog pakilo temperatūra, labai skauda galva, ką mes visi pradedam gydytis antibiotikai nuo temperatūros ir panašiai, bet efekto nėra, nieko nėra, situacija blogėja, prasideda netgi toksai smegenų pasireiškimai, kaip paralyžiaus, parastezijos, jautrumo sutrikimai, eisenos sutrikimai ir aišku, tada jau kompiuteris. Atliekant kompiuterį matomi tokie kaip ir augliukai, jo. O vis tik tai tada jau kur pas neurochirurgus atlikta operacija, išimti tie augliukai ir rasta toksoplazmozės cistos. Tai va tokie sudėtingi atvejai galbūt irgi yra, ypatingai yra kenksminga, tai yra nėščiosiom.
O jeigu darytumėte antikūnius, tai mes kažkokią dalim jų turime, kažkiek esam mūsų organizmas su jais susidūrė, bet negavome to tokio didelio įsisiūbavimo ir tokių liūdnų atvejų. Matote čia, kaip gimsta kūdikiai su pakenkta smegenų, kai vystosi smegenų vandenė, ta vadinama hidrocefalija. Ir čia įvairiausi tie simptomai. Bet jeigu tu gyvenime jau turėjai, kažkada jau kraujas įrodys. Jo, kraujas įrodys. Jo. Bet tai yra tas antikūniai, G. Tai va, trichineliozė turbūt mus labiausiai apsaugo, kai yra tie visi egzotiniai ir šerniena, ir kiauliena pasitikrinama. Ir turbūt atsakomybė lieka. Irgi teko matyti pacientę, kuri nepaprastai skundėsi raumenų skausmais. Praktiškai ir jėgų nebuvo ir nieko. Va būtent tos trichinelių šitos cistos įsikuria ne tik tai kepenyse, bet ir raumenyse. Tai duoda didelį tokį signalą. Vienas iš simptomų, tai kada tyriame kraują, tai būna padidėję eozinofilai. Tai dažniausiai diferencijuojam, ar tai yra alergija, ar tai yra helmintozė kokia tai. Tai jau kraujas parodo, kad galime nagrinėti ir tyrinėti šitos atvejus. Tai aišku, visi suprantame, kad tą sukelia termiškai neapdorota mėsytė. Šiaip kiek teko iš tokios plačios auditorijos, kadangi čia yra labai daug baltymų, jeigu jau kas, tai tie parazitai labai mėgsta šitokį audinį. Jie ten gauna maisto medžiagų, veisiasi, užsilaiko. Ir tie vadinami steikai su krauju, tai irgi reikėtų apsisaugoti. Ir ta mano minėta opistorchozė iš žuvyčių, iš gėlavandenių, iš upinių žuvų dažniausiai yra teigiama, kad jos, matote, kokios jos žarnyne įsikuria ir atsiranda kaip tarpininkas. Čia žarnyno spindyje yra maisto medžiagos, jos prisitvirtina prie žarnyno sienelių ir užėmusios šitą nišą naudoja mūsų vitaminus, o dažniausiai, ką mes, kada matome dažnai sergantis silpnas imunitetas, tai tiesiog atvirai pasakysiu, šiai dienai gydytojai mes labai turime deficitinį laiką pasikalbėti, va tokius pokalbius, kaip aš šiandien jums skiriu. Tai yra didelė prabanga. 15 minučių ir tik spėji diagnozę, nukreipimą ir akių kartais. Jau atėjom į visiškai kitą sistemą. Ir aš labai dėkinga Aušrytei, Linutei, kad aš galiu su jumis pasišnekėti. O šnekėti yra apie ką ir parodyti yra ką. Ir va šitie sušiai irgi reikėtų žinoti. Šiaip dabar rekomendacija, įsivaizduojat, kad šitoj lašišoj, jeigu yra užkratas, tai reikėtų jas užšaldyti -90 laipsnių temperatūros. O mūsų šaldytuvai kiek? 20 laipsnių. Čia jau reikia kažkokių pramoninių, ar kaip anksčiau žvejodavo, tai sakė refrigeratoriai, jie turėjo tokią. Tai ir dabar, kur į Norvegiją važiuodavo, dabar gal nevažiuoja, važiuodavo lietuvaičiai uždarbiauti, tai jie ten, sakydavo, dirba šaldytuvuose. Ir tai labai šalta tuose šaldytuvuose, nes taip reikalauja. 30? Ne. Ja, 90. Taip teigia autoriai, aš tikrai tos tokios praktikos neturiu. Aišku, termiškai apdorota. Termiškai jo, bet vat, kas su lašiša darosi, su sušiais. Jo, arba
Ar, ar taip, praktiškai, jo, praktiškai jo. Nu, bet aš manau, kad vis tik tai ta mūsų maisto saugos, veterinarijos ir maisto apsaugos niša dirba aktyviai ir buvo pas mus toks didelis pasitikėjimas. Jeigu yra prekyboje, jeigu yra maitinimo įstaigoje, tai garantija, kad viskas patikrinta. Nu, dabar mes žinome, kokių būna ir kitokių. Būtinai išimkit tą ir tą produktą, kas nusipirkot gražiai. Jo, atgalinė data ir kas ten buvo, ir kaip buvo, ir kuom tas baigėsi ir taip. Tai va, paminėsiu dar kartą, kad jie plinta per orą, vandenį, maistą ir per sergančius žmonės ir augintinius. Tai jau čia tas toksai bendrystės buvimas į virškinamąjį traktą, kai yra žalios, nedakeptos, rūkytos, džiovintos, mėsa ar žuvis. Ir kontaktinė, tai tiesiog, kai nuo žmogaus, kaip aš sakau, vaikas iš karto pats susirenkęs panagėse turi, kitam sveikam, darželiuose, kodėl anksčiau, aš dabar negaliu taip labai drąsiai sakyti, buvo tokie tikrinimai daromi, klijuojami lipnios juostelės, jo, tai va tas būdavo tokia patikra, bet kažkas yra atsitikę, arba tie kiaušinėliai yra pasikeitę, arba mūsų tos laboratorijos, kad ieškok neieškojęs, nėra. O pažiūrėk, ateina, pažiūri, o ten krūvelė jau stovi. Va tada jau 100% niekam nekyla. Ir labai nustembi, kai ateina tyrimas ir parašo, rastas karydės kiaušinėlių. Tai jau tikrai sensacija. Tai jau tikrai kažkur, ant kiek sakau, savo darbinės patirties pradžioje buvo dažnas reiškinys, dabar tai jau labai retai. Ir kada prasiskverbia į žmogaus organizmą, va čia yra per odą. Gal kai mes į tuos egzotinius Afriką, ten yra tokių dar sudėtingų, liečianti su vandeniu ar su dirvožemiu prasiskverbia į organizmą. Kai įkandimo metu į kraują, tai čia jau vabzdžiai, čia yra kita tema. Šios invazijos, jos paplitusios daugiau tuose karštuose, drėgnuose klimato taškuose, tropikuose, atogražuose. Ir kągi, bendriniai tokie nusiskundimai, pilvo skausmai, virškinimo sutrikimai, išangės niežulys, aišku, nemiga, nuovargis. Jeigu matote, kad miega, seilės bėga ir skaitom, kad čia labai geras saldus miegas, o jeigu dar mūsų kas nors artimoje aplinkoje pagriežia dantim, nu tai pagalvokime, kad kažkas yra jau svečių mūsų organizme. Krenta svoris, mažakraujystė, kada nesiseka jos atstatyti su geležies preparatais, įvairūs bėrimai odoje, raumenų skausmai ir įvairiausių vitaminų ir mineralų stoka, nes tie visi yra gudresni, jie spėja juos sunaudoti. Sako, kad jie geležį tai labai mėgsta. Labai, ja, siurbia tiesiog kraują. Ir tai vat veikia, kadangi žarnyne vyksta visokie tie įvykiai, o iš žarnyno siunčiami signalai į smegenis, tai gauname irzlumą, panikos priepuolius, netgi depresijos, įvairūs mitybos pokyčiai. Deja, aš dažnai savo pacientams sakau, taip skundžiasi, nu nėra apetito, nu nenoriu, bet noriu labai saldžiai, noriu to Napoleono, negaliu praeiti, alpstu. Čia sakau, ne jūs alpstat, čia jums siunčia signalą jūsų svečiai, užsakymą daro. Ir tai yra, norisi kažkokio kepto, riebaus, saldaus.
kiti žemės ir molio, ir smėlio, ir kreidos, girdėjau, telšiuose kibirai smėlį valgė ir nieks kol kas neatsakė ir iš Europos važiavo, filmavo, domėjusi, kas čia per naujas mitybos įprotis. Ir aišku, kada jau matome, kad tas virusas ar kokia ten herpes niekaip nepraeina, netgi skiepai gali mažą efektyvumą turėti. Pirmiausiai kraujas parodo, kad tas hemoglobinas žemas, geležies stoka ir ta vadinama eozinofilija. Yra toksai baltųjų kraujo kūnelių pakitimas ir specifinių imunoglobulino kiekių padidėjimas, kur aš sakiau, antikūniai tie vadinami. O koprogramoje randami kirminų kiaušinėlė arba pirmuonis. Kada yra lambliozė, tai dažniausiai jau tos lamblijos išeidamos su išmatom, jos pavirsta į cistą. Ir tada tyrimuose mes randame ne lembliją. Lembliją mes galime tam, jeigu eitume duodenalinio tyrimo, bet turbūt jau niekas čia šitoje auditorijoje nebeatsimena tokio tyrimo, kai vesdavo šlangelį ir siurbdavo iš 12-pirštės tą tulžis sekretą. Ir tada po mikroskopu nustatydavo gyvas tas lemblijas. Dabar tai tik tai iš koprogramos matome, kad yra tų pirmuonių cistų. Jos išeidamos į aplinką apvelka tokį apvalkalėlį ir save saugo. Ir šiaip parazitai jie moka pasislėpti nuo mūsų imuniteto. Jie tokią, kaip sakyt, sudaro barjerą, susijungia, apsideda po grybeliu palenda, po kandida palenda, jo plėvelė, bio plėvelė tokia susidaro, kur net vaistai nepasiekia. Ir, kaip aš sakau, neužtenka vien tik tai šitų preparatų, bet jie yra gudrus, jie ant tiek su savo toksinais ir nuodais pakenkia mūsų žarnyno sienelės nervinės galūnėlės, kad žarna pradeda nebejudėti. Jie nenori išeiti, jie turi geras sąlygas ir sulaiko mum išmatas. Ir jeigu gersime tos antiparazitinius vaistus, efekto nebus. Tai mums reikia dar kombinuoti ir su valomaisiais preparatais, kad mums gerai arba turim duoti tos laisvinamuosius, arba visą kompoziciją, čia kur pas Aušrytę ir Linutę yra labai palankiai mums padėtų. Tai yra tiesiog ir pagaliau kitas metodas yra sudaryti nepalankes maistinės sąlygas, neduoti jiems tų pageidaujamų produktų, saldumynų, baltų miltų gaminių, bulkučių, bandelių, picų, makaronų. Pažiūrėkit, nieko nevalgo, man tik makaronai, tik kečupas, va kažkur jau reikia susimastyti, kad yra kažkieno užsakymas. Čia ne dėl to, kad aš noriu, man patinka, nepatinka ir panašiai, nes pradeda vadovauti tie visi mums svečiai, keičia mūsų norus. Aišku, įvairių egzemų, bėrimų, dermatitų, akinių, pūslės ir žaizdos, pasikartojanti grybelinė infekcija, nes, kaip suprantate, tam tikras kiekis tos kandidos pas mūsų buvo ir bus, kaip manęs prašo išnaikinti viską. Sakau, yra 10 Dievo įsakymų, nežudyk. Turim sudaryti sąlygas, kad nebūtų tos terpės, arba nemaitinti, arba pakeisti tą mūsų terpę, duoti tas maisto medžiagas, kurios jiems nepatinka. Netgi žiūrėkit, kraujuojančios dantenos, galvos skausmai dėl intoksikacijos. Čia jau išsiaiškinom, tas hiperaktyvumas dabar labai dominuoja, dėmesio sutrikimai ir seilės, kaip jau sakiau, griežimas dantim, dingęs apetitas arba nuolatinis alkis, pilvo pūtimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas, seksualinės funkcijos sutrikimas, menstruacinio ciklo sutrikimai ir nuolatinis mieguistumas, pervargimas, skausmingi nelankstus sąnariai. Praktiškai čia yra tų visų gyventojų toksinių medžiagų paliekamų mūsų organizme padariniai.
Taip, kad dažnai mokslininkai ir mes medikai ginčiamės, ar yra tų toksinų, ar yra tų šlakų, kai kurie medikai sako, nu parodykit, kaip jie atrodo, kaip jie yra. Taigi, va, tie požymiai jau rodo. Man labai patinka toks posakis, švaru ten, kur neteršiama. O kažkiek mes vis tiek, nori, nenori, kad ir kiek apsiginklavę, mes užsiteršiame ir patenka įvairiausi variantai. Nu, kaip ir sakiau, kraujo tyrimas, čia jau pasikartoja. Kaip atrodo tie kiaušinėliai koprologiniam tyrime šitų spalinukių, plaukagalvio, askaridės, jautinių kaspinuočių, kiaulinių kaspinuočių. Tai vat laborantai tuos tokius pavyzdėlius turi ir pagal juos ir nustato jų pobūdį. Ir kaip minėjau, jie turi savo aktyvumo ciklus. Pavasarį, kovas, balandis, gegužė mums duoti 3 mėnesiai valymuisi, tai jūs dabar sausio mėnesį sukaupėt žinias ir startuosit pavasarį, o dabar apsivalysit kiek galima, sudarysit geras sąlygas judėti žarnynui ir ruduo, rugsėjis, spalis, lapkritis. Ir rekomenduojame taikyti higienos rekomendacijas, terminį maisto apdorojimą ir gydymui skirtus preparatus. Tai yra... Sako, per pilną. Pirštą mėnesiai su pilnatim ar tiesiog? Nu, turbūt pilnatis yra įdomi ciklo dalis, mėnulis, kad mus veikia ir manyčiau, tai yra iš empirinės patirties, iš liaudės patirties, taip kaip kada sodinti, kada nuimti, kada tie visi tokie valymo ciklai, tai tikrai nepaneigsiu, nes tas, kas ateina iš liaudės išminties, reikia labai gilių mokslinių įrodymų. O šitą temą mokslininkai dar neturi prabangaus laiko užsiimti ir atsakyti, kaip tos mėnulio fazės mums veikia. O kad veikia, tai tikrai ir nemiga, ir mes turėjom labai tokią gydytoją naturopatę, jinai buvo ginekologė, akušerė, jinai žinojo, pasižiūrėdavo į danglų prieš eidama į budėjimą, jinai žinojo, kas darysis naktį, kaip jai seksis budėjimas. Yra, ir tu nepaneigsi, ir iš jos visi šaipėsi, visi juokėsi, o šita, kur astrologė, čia kosmonautė, nu bet tai čia mūsų, ko nežinome, tai aš iš didelės pagarbos, aš manau, ateities klodai dar laukia mūsų dėmesio. Taigi, tradiciškai mes norime tą valymo programą, nu taip jau užkoduota yra apie 3 savaitės. Kažkodėl tai, kaip jūs sakot, va, pagal ciklus ir panašiai, o čia ta valymo trukmė minimum. Ir yra skirtinga tų kiekvieno parazito gyvavimo trukmė. Kad sėkmingiau praeitų tas valymas, mes siūlome įvairius sorbentus. Mes iš vaistinės galim gauti enteros gelį, polisorbą, forlaksą. Kada matome dažniausiai, kai yra vidurių užkietėjimai, aušrytė ir linutė čia duos mums ganėtinai tokį gerą kompleksiuką. Aš jį galėsiu įvardinti ir kaip sorbentą, ir kaip atstatomai poveikį turinti papildą. Ir dieta palanki utilizacijai ir pagalba kitiems vidaus organams. Ir mažinti tą toksinių medžiagų poveikį, tai turbūt visi žinom, kad tas ir vanduo padeda, įvairios aktyvios biologiškai medžiagos, arbatos. Kada jau vyksta šitie tokie procesai, jau nelabai mums tiktų tas vadinamas protarpinis badavimas ar kitoks badavimas, nes tai nėra suderinama ir taip iš mūsų pasiima maisto medžiagas, dar mes patys sugalvosim čia save nutraukti mitybą.
Ir be abejo gydoma visa šeima, gyvūnai, sudaryti tą vadinamą nepalankę terpę organizme, keičiant mitybą. Dabar antiparazitinė mityba. Mhm. Laiko pauzė. Sutarėm, kad atsisakysim cukraus. Nu, dabar yra aplamai ta visa priešuždegiminė mūsų lėtinių ligų rekomendacija. Ir dabar matėte, Amerikos pasiūlymas atėjo jau, kad tie angliavandeniai ir tas perdirbtas maistas mum tikrai jau suveikia pakankamai neigiamai. Ir kad nereikia tų baltų miltų gaminių, daug gliuteno turinčių grūdų. Kodėl dabar yra aktuali ta gliuteno tema? Ar žinote, kad pirmagrūdis kvietys turėjo apie 4, kai kurie autoriai sako, kad turėjo apie 18% to klijingos, tos dalies grūde, to glitimo vadinamo arba gliuteno. O dabar žemdirbystė nori būti produktyvi, nori būti labai aprūpinti mus maistu, tai paveikė taip tą grūdą, kad apie 40, kai kurie autoriai jau sako 80% glitimo yra mūsų grūdinėse kultūrose, miežiuose, rugiuose, kviečiuose ypatingai. Ir taip, kad nepataikaukime ne tik tai, kad cukraus atsisakysime, bet to pridėtinio cukraus, paslėpto cukraus, skaityti etiketės, saldžių vaisių. Apie vaisius galiu pasakyti, yra tokia rekomendacija, juos sunaudoti pirmoji dienos pusėje. Kai kurie nutriciologai, dietologai rekomenduoja iki 15 valandos, kol galime dar tą vaisių cukrų panaudoti energijai, bet jokių būdų ne vakare, kad tie cukrai mums tiesiog, kokiu tikslu mes juos naudojam, sakom, kad smegenų maistui, ne? Ir vakare jau galime ir nebeužmigti, ir vakare visą tą valymo procesą maitinsim tos mūsų svečius ir gausime nelabai palankę situaciją. Rekomenduoja, o šitie man pakybo šitas tavo prašymas. Ačiū. Labiau rekomenduojam tos valiklius, migdolų, čija sėklų, graikinių riešutų pieną ar kokteilius tokiam papildymui. Daugiau maistinių skaidulų, ekologiška, aišku, ta mėsa su daug daržovių ir panašiai. Toliau neleidžia. Tai va, tai yra tokių nukrypimų ir paslėptų dalykų, į kuriuos mes galime, turėdami žinių, savo padėti. Tai pažiūrėkime, kokia ta būtų antiparazitinė mityba. Tai yra ir antiparazitiniai produktai. Turbūt visiems jau žinomi ir labai senai žinomi. Čingischanas savo karius ir netgi arklius, kai būdavo ordos tie karai skelbiami, tai jisai pusę stiklinės česnako sugirdydavo ir kariams, ir arkliams, ir česnakas buvo labai didelė pagalba. Kaip nekeista, ananasai, jie turi tą bromelainą, jo turi tą fermentą, kur sugeba suardyti tas sieneles arba tuos kūnelius. Kokoso aliejus turbūt suprantat, kad neleis prilipti prie tos žarnos sienelės. Moliūgų sėklos, tai jau visi žinom, kad ne tik tai cinko šaltinis, ypač vyram reikalingas, bet ir turi tą antiparazitinį poveikį. Pelynas tai buvo turbūt lietuvių liaudės jau
išdainuotas, išpropaguotas ir išgirdytas visiems, kam tik skauda pilvas. Krienai, fermentuoti produktai, linų sėmenys, gvazdikėliai. Šiaip gvazdikėliai iš ryto 2-3 gvazdikėlius pakramtyti visai neblogai. Aš manau, kažkur tai bent burnos gleivinė, dantenos jau bus iš po nakties tų gleivių ir visokių susikaupusių bakterijų, tikrai dezinfekciją atliksime. Paprika, svogūnai, graikiniai riešutai. Bet yra toksai randamas juodasis riešutas. Jisai veikia ne tik tai į pačius parazitus, bet ir į jų kiaušinėlius suardo. Labai, labai turi tų aktyvių medžiagų. Morkos, gi taip seniau taip ir darydavo, džiovindavo, sutarkuodavo morkas ir girdydavo tas morko arbatas. Yra grupė tokių entuziastų, naturopatų, kur gamina iš voveraičių. Džiovina jas, sumala ir tiesiog parduoda kaip prieš helmintinį preparatą. Kantarela vadinama, dar kitų kalbų yra. Bet labai stipriai. Jo, kadangi. Bet tai pati gamta pasako, visi grybai sukirmiję, o voveraitė ne. O pati gamta pasako ir tas atitinka. Kadugio uogas, kardamonas, imbiras, bazilika, petruška ir kitos daržovės. Taip. Cukrus maitina parazitus, silpnina imuninę sistemą. Nu, kai jau perkam brangiau už cukruotus produktus Lietuvoje, pakelia kainas. Gal dar ne? Jo, o kas labiausiai nukenčia, tai aišku vaikai. Jo. Nu ir kai va taip, nu kaip ir visi mėgsta, kaip ir visi, nu kažkaip, va dabar, kur tai dar labai neįsigilinau, bet atrodo jau nukėlė iki 4 metų uždrausti aplamai vaikų mityboje cukrų. Tai žiūrėsiu, kaip tas seksis. Ir nu šiaip, kiek teko jau būti Švedijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, tai ten būdavo tokie tik šeštadienį, sekmadienį, ir tie saldainiukai būdavo tokie guminukai, juodi, nudažyti, su pipyrais, kartus, negražus, nu jau toksai, kaip sakant, psichologinis, emocinis pokytis, kad tu čia gauni tavo saldumynus, bet jis yra jau su tais visais kitais priedais. Alkoholis, aišku, čia ne jūsų tema, grūdai, ypatingai turintis glitimo, tai praktiškai kas mums lieka: grikiai, soros, čija sėklos, kas ten dar šitas iš tų egzotinių, butnotis, ryžiai, angliavandenės, ir rudieji ryžiai, jie ten, kad būtų su tais. Juodieji yra įvairūs ryžiai, nes visi jie skyla į cukrų ir maitina mūsų tos parazitus. Taip, tai tas peletrūnas, skėtis, bitkrėslę turbūt dar pažįstate. Pažiūrėkite, kiek tas mūsų pelynas turi pavadinimų. Įvairios šalis, ne tik mes vieni. Van Gogas gerdavo tą pelynų degtinę ir jam ten buvo problemų, kokie pasaulio šedevrai sukurti. Ir ta vadinama taragonas, jeigu anglų kalboj, estragonas vokiečių kalboj, o lotyniškai artemizija drakunculus. Labai jau toksai drakonas kažkoks tas pelynas pavadintas. O lietuvių kalboj mes, kad žinotumėt, kad yra ta pati atitikmenis: peletrūnas, skėtis arba pelynas, tai yra tas pats augalas. Ir šiaip profilaktiškai 2-3 kartus per metus, 21 dieną, nevartojant cukraus, angliavandenių ir
Toliau būna tokie ir kompleksai sudaryti, pelynas, bitkrėslė, plus gvazdikėliai, medus. Mm, Labai įdomią tokią rekomendaciją teko girdėti, kad pradžioje išgeri konjako, truputėlį jie apsvaigsta, paskui pavaišini juos kažkuo saldžiu ir tada jau pelynai visi va tie mūsų. Ir tada ką turi, tą, kad paleistų vidurius. Tai va, kas iš mūsų, kuri buityje naudojami, karčioji druska, tas magnių sulfatas, kur paleidžia vidurius, tai va būdavo, gerdavo kokią ten ricinos aliejų, kol nebuvo tų mūsų kitų valomųjų priemonių. Jo. Ir va taip prasivalyti. Čia turbūt kokios tos veikliosios medžiagos ir panašiai, galbūt taip labai neišsigilinsim. Ir kada vartojam, čia tokia rekomendacija, aš jums buvau sakęs 21 dieną, tai tikrai pakanka. Ir čia yra parašyta, kad ne ilgiau nei 1 mėnesį tarp kursų 2 savaičių tarpas. Ir galbūt, kas esat vykdę dehelmintizaciją, turbūt pastebėjote, kad yra sugeriamas 1 kursas, o rekomendacijų ten už 2, kiti už 3 savaičių pakartoti, nes iš likusių kiaušinėlių gali užsiveisti vėl papildoma vada, jau čia tas yra sutarta ir tai yra platinama. Čia truputėlį kaip tą pelyną panaudoti, dėja nėščios to negali panaudoti, maitinant krūtim, kada kraujuojant, kada yra gastritas, opalgė, tulžies, pūslės ar inksto akmenligė, jau čia pelynas nelabai. Moliūgų sėklos veikilioji medžiaga kurkumitinas, jis paralyžuoja tos helmintus, sėklose gausu cinko, kaip sakiau, veikia kaip antioksidantas, mažina intoksikaciją, per dieną suvalgyti bent 10-15, ne tiek jau ir daug. Bet šiaip tai turbūt vis tiek truputėlį pakepinam, pašildom, nes jos tokios būna ir nelabai. Tas kurkumitinas tą tokį kartumą ir duoda, tą neskanumą, nelabai malonu. Tai vat, o česnakui paskirta, kad jis gali sumažinti apie 60 rūšių grybelių, 20 rūšių bakterijų, yra kaip antibiotikas, kaip antiparazitinis, priešsklerotinis, skystinantis kraują, imunostimuliatorius, čia jam odė jau surašyta, skatina virškinimą, didina estrogenus, stiprina kaulus, mažina insulino kiekį. Ciberžolė turbūt irgi populiari mūsų tarpe, kaip prieskonis, kiekviena virtuviai turime, vėl čia yra ta veiklioji kurkuminas, cineolis, nuo jų žūsta helmintai, tampa nebevaisingi, naikina kiaušinėlius, efektyvesnis su pipirais ir alyvuogių aliejų, kokoso aliejų. Ir į termosą galima, prie virinto įvairių čia receptų yra, galit nusipaveiksluoti, vartoti prieš valgį, po stiklinę 3 kartus, bet aš manau, mes susitikom, kad rasti lengvesnį kelią, truputėlį tokį, modernesnį, negu baisiai čia mums patinka tas virti arbatas, ten laiko nėra, tai užmiršau, čia kiekvieną dieną, 21 dieną, yra prabanga rasti savo dėmesio rasti. Tai va, gvazdikėliai pasirodo, tą spalinukę, antarabiozę mes ją vadinam, ir askaridėm gerai, nes veikia eugenolis. Kiekvienas dar šiandien nuėjęs kariesą gydyti pas stomatologą, gaunate eterinio aliejaus eugenolio iš gvazdikėlių. Ir jum tamponėlį suvilgo su tuo eteriniu aliejum ir įdeda į išgręžtą jūsų skylutę ir pasako, jeigu labai skaudės, ištrauk, o jeigu ką, ateis už 3 dienų, įdėsim plombą. Jis iki šios dienos geriausias dezinfektorius, geriausias antiparazitinis, antibakterinis, uždegimą mažinantis, valantis
Taip, kad tie malti gvazdikėliai su pelynu, juoduoju riešutu, tai va tokios kompozicijos veikia net auksinį stafilokoką, herpes, gripo virusą, obuolių actas. Šitai auditorijai aš praeitą kartą dovanojau jum ar ne, nežinau, kažkam esu padovanojusi. Obuolių actą, malonu, kad atsimenat. Tai va, obuolių actas naikina mūsų rondapą, skaldo glifosatą. Žinot, kas yra rondapas? Tai va, jo. Tai vat, ir obuolių actas neleidžia kirmėlėm prisitvirtinti ir daugintis prie žarnų sienelės, nes nemėgsta rūgščios terpės. Nes skrandis turi rūgščią terpę ir jeigu skrandžio rūgštingumas yra geras, mes ir neužsikrečiam. Visi tie kiaušinėliai, visi helmintai, jie ištirpsta, skrandžio rūgštis, druska sunaikina. Kodėl sakiau, merkti į druskos tirpalą braškę. O kada 12-pirštėj žarnoj ateina tulžis, tulžis yra pats stipriausias šarmas. Tokio šarmo mes dar nesam pagaminę. Tulžies muilą esat kada nors? Dėmesį išima, ne? Tai va, ypač riebalinės. Tai va, tulžis tą visą druskos rūgštį anuliuoja ir toliau žarnyne yra šarminė aplinka. O šarminėje aplinkoje jau, jeigu gerai funkcionuoja tulžis, tai praktiškai neišsilaiko visi šitie, nes pati tulžis skatina žarnų peristaltiką ir valo aktyviai ir dezinfekuoja. Tai stipriausias antibiotikas, kokį mums padovanojo gamta mūsų organizme, tai yra tulžis. O prie kiekvieno streso tulžis mūsų nė lašelio neduoda. O kiek stresų turim per dieną? Nesuskaičiuosim. Tai va tą diafragminį kvėpavimą, kur mes kažkada kalbėjom, tai yra netuščias prašymas. Taip. Tai va čia ta odė Kantarėlai, Voveraitai. Naikina chinomanozę, jinai turi tokią cheminę veikliąją medžiagą ir parazitus ir kiaušinėlius, turi ergosterolį, veikia kepenų fermentus, tramentolino rūgštis veikia net hepatito virusus, vitamino A daugiau negu morkose, vitamino B daugiau negu mielėse. Vertingas. Tai aš dažnai siūlau, yra tokios maistinės mielės. Engevit kompanijos, jos yra, nustepsit, Norfos parduotuvėje. Jo. Yra pavalgoma šaukštą ant salotų, į sriubą, o kodėlgi ne? Nes B grupė natūralią, ne cheminė, cheminiai B grupė praktiškai nudažom šlapimą ir įgyja šlapimas gražią spalvą ir kvapą. Nelabai tas organizmas mūsų tos cheminius vitaminus pasiima. Taip kad ir kokių vaistiniai reikia pasiieškoti vaistų, ką jums pasiūlytų vaistinės darbuotojos. Tai yra ir turbūt einančios labai pirantelis, galmintoksas, jos veikia ir tuos. Yra nuo erkučių tą benzotalį įdėjau ir katinukam, šinukam. Fiprist pasiūlytų turbūt jau čia veterinarai, tą sergančių dehelmintizaciją. Gydymas nebus efektyvus, jei tuštinatės ne kasdien, jeigu vargina kieti viduriai, tą mes aptarėm. Preparatai yra skiriami vakarienės metu. Žinote, kad naktį mes tik miegam. Organizmas tokius didelius darbus daro. Ir smegenis apsivalo, ir žarnynas apsivalo. Bet apsivalo su ta sąlyga, jeigu skrandis yra tuščias. Jeigu pilnu skrandžiu užmigsime, valymo procesas nevyks.
atsikelsim skaudės galvą, busim nepailsėję, bus blogas kvapas iš burnos, nes tas skrandis kaip pakrovėm, jau per dieną esam pavargę, visi raumenys yra pavargę, tame tarpe ir skrandis yra pavargęs ir naktį jisai nesutinka dirbti. Mes einam į budėjimus, mes sutinkam dirbti, bet virškinimo sistema turi dar evoliucijos eigoj įgavusi tą vadinamą cirkadinį ritmą, jisai dirba, kai skrandis yra tuščias, tada valosi žarnynas. Tokio hormono motilino dėka vyksta susitraukimai. Tai naktinis darbas, mes tik galvojam, kad čia niekas nevyksta, nes ryte mes turim jau tuos visus toksinus, visas atliekas pašalinti. Taip, ir čia tos rekomendacijos, jau jūs nusipirkę preparatą pamatysite. O čia jums įdomumo dėka priminsiu, ką mes galime įsivaizduoti, kur tas skrandis, kaip ta žarna juda, va čia, kur tas plonasis žarnynas ir kur tie vyksta visi reiškiniai. Plonajam žarnyne vyksta maisto medžiagų pasisavinimas, o storajam žarnyne jau vyksta šalinimas. Ir čia dalyvauja bakterijos, probiotikai, prebiotikai ir panašiai. Čia visai jau kita tema ir žarnyne yra tokių bakterijų, kurios gamina mums šilumą. Čia tas saulės rezginys iš šitos bakterijos gamina mums energiją, kad galėtų susitraukinėti ta žarna. Kaip mes sakom, mes turime maisto priėmimą, tai yra burna, stemplė, toliau antras aukštas skrandis, kepenys, kasa ir visi fermentai patys svarbiausi, kurie nei dešrytė, nei bulvytė į mūsų kraują nepatenka. Jie patenka tik tai kepenų, tulžies, šitų visų fermentų dėka. Jie suskaldomi į sudėtinės dalis, kurį pažįsta ir praleidžia žarnyno sienelę. Čia toks fabrikas yra tiesiog, kaip aš sakau, konvejeris. Jeigu vieną konvejerio fazę mes pažeidėm, pavyzdžiui, nedakramtėm maisto gabaliuko, jį nurijom, organizmas jį priima kaip svetimkūnį. Galim jau vien nedakramtytų, o būna tokių skubančių, ryjančių, mėgstančių dar užsigerti, kad čia nėra ką dakramtyti, čia nėra ką. Stomatologai tiek mums gražių dantukų prideda, tiek prailgina tą kramtymo laiką, bet įpročiai turbūt susiformuoja kitokie. Ir taip mes palaipsniui jau pirmą virškinimo fazę nesikramtydami jau mes eliminuojam. Jeigu pirmoji fazė neįvyko, toliau visas sekančios fazės jau eina su pakenkimo ženklu, su nepilnavertiškumu. Nu ir ką? Šį vakarą mūsų kvietė gražios Aušra ir Linutė, gražios viešnios ir turi jos mums pagalbą. Tai yra Colon Guard. Ta, ką aš čia minėjau, tai mums turbūt reikėtų 7-8 buteliukus susidėti, o Colon Guardo sudėty esančios veikliosios medžiagos ir kompozicija sudaryta iš tų medžiagų, kurios padeda, kad mūsų žarnynas judėtų, kad jis būtų aktyvus, padeda, kad jisai išsivalytų. Ir kitas dalykas, kad to išsivalymo eigoj, kaip aš sakau, jeigu mes mėgstam sakyti 2 viename, 3 viename, tai čia turbūt 8 viename, kur viskas vyksta etapiškai ir kadangi mūsų dabar gyvenimo tempas, mums reikia rezultato čia ir dabar. Jau ką aš minėjau, ten yra prabanga laiko sąskaita. O štai preparatas, kurio sudėty yra kivis, tarp kitko, mes čia su šito preparato ne tik tai apsivalysime, bet ir sureguliuosime svorį. Jeigu norit žinoti, kad rekomenduojami nesaldus vaisiai, tai būtų kivis, granatas ir citrina, ką mes dar prie nesaldžių, ką mes galėtumėm vakare porą
kivių skaito, kad ir miego kokybę gali pagerinti. Jau vakare jisai galimas. Jo, greit iš karto veikia, va, kiek sėklyčių privalgot. Kaip ir čia sėklos turėtų tą patį daryti. Ir jo, tai vat matot, jau čia įdėta sudėti, mes patvirtinom ir užsakovai mums šitą padarė, į tą kompoziciją įdėjo. Ir greitfrutas nerekomenduojamas va jau vyresnio amžiaus, kas naudoja vaistus nuo spaudimo, nes didina jų toksiškumą. Tai va, kaip toks perspėjimas. O citriną turbūt visi iš ryto su šiltu vandenuku mes nusišarminam ir pradedam savo dieną ir labai padedam kepenim. Toliau įeina inulinas. Su inulinu teko labai susidurti. Yra tokias augalas, auginat, gražiai žydi, geltonai, kaip saulėgrąža, tapinomba. Kažkada net ūkininkai bandė agituoti, pirkti, keletą kartų esu mačius prekybos centruose, bet dabar ne. Tik turgeliuose, jo. Super. Taip, tai įsivaizduojat, tapinombas turi daugiausiai inulino. Čia ir yra ir kasai, ir žarnynui, ir pagrindinis maistas, kitaip vadinamas prebiotikas gerosiom bakterijom. Kai aš pamatau papildą ar probiotiką, kuris suderintas ir gerosiom bakterijom, ir inulinu, aš žinau, kad tas preparatas labai veiksmingas, labai aktyvus. Toliau linų sėmenis, kas gali paneigti, tai jeigu odė apie linus, tai turbūt čia ir su dainom, ir su kaip pasakyti, ir su omega 3, ir ko čia tik nėra, ko čia tik juose nėra. Akai uogos tai yra Pietų Amerikos, Brazilijos palmė. Jinai turi tokias kekes, panašiai kaip vynogės, tų uogyčių ten daug, iki 700, ir matote, kokią turi spalvą, panašus į mūsų juodąjį serbentą. Ir čia labai daug polifenolių. O polifenoliai, tai mūsų ta tamsi juoda spalva, yra pagrindinis šaltinis kaip antioksidantas, pats stipriausiai veikiantis, turintis ir B grupę, ir kaip nekeista, ir omega 3, ir omega 9, kur randame šituose, kaip geltona ta uoga mūsų šaltalankiuose jo. Ir amino rūgščių, apie 19 amino rūgščių, ką tai reiškia. Ir koks įdomus yra gamtos fenomenas, yra labai maistinga, labai naudinga, bet jinai išsaugoma yra tik 24 valandas. Tiesiog fermentuojasi, keičiasi ir kompanija ją išskyrė miltelių pavidale. Tai kaip mes dabar liofilizuotos, šaldytos, jos tik tai sudrėkinus, jos atgyja. Tai yra nepaprastos gausos mikroelementų ir cinko, ir vario, ir geležies, jau pati spalva juoda, visada mes žinom, kad ten bus ir geležies. Tai praturtina, kada mes labai intensyviai ir labai skubiai norim išvalyti žarnyną. Aš anksčiau susidūrusi su tokia kompozicija, subendraudavom su kūrybinė mokslininkų grupe ir klausdavau, kodėl jūs šalia šitų valomųjų, tokių veikliųjų medžiagų įdedate tokį prabangią medžiagą. Tai sako, mes žinom, kad labai stipriai bus vykdomas valymas ir kad valymo metu mes atgautume jėgas ir būtinai turime pridėti ir atstatomųjų tų palaikymo medžiagų. Tai tik šitaip aš galėjau iš jų išgavusi šitą paslaptį suderinti tą kompoziciją. Man tai buvo
Nu, kaip taip gali būti? Nu, viskas išvalyta, čia dar gerą medžiagą įdėjo. Pasirodo, jinai suspėja rasti nišą ir jos etapiškai veikia. Psylium, kasgi nežino tos lobelės, kur yra trauklapis, yra tokios sėklytės. Kai aš pradėjau gastroenterologo karjerą, tai buvo šitos sėklytės, gydydavom skrandžio opas su trauklapių lapų milteliais. Tiesiog susitraumuoji, susižaloji, kraujuoji, nu ką, pirmą trauklapį uždėdavo. Jo, jo. Ir šitie lukštai, tai tikrai yra didelė čia parama šitoj kompozicijai. Jinai išburksta, pritraukia vandenį. Kodėl mums reikia to preparato naudojimo metu to vandens pakankamai, nes jinai tiesiog nuo pasienio atitraukia visas tas parazitus, tas bakterijas, neleidžia joms ten įsikurti, įsisiurbti. Ir kartu, kaip ta kempinė, kaip ta, kiti sako, kaip šluota, pasiima kartu ir neša mums į kitą vietą. Astaksantinas, čia iš tų rudųjų dumblių, ten vėlgi yra ta kaip akai uoga, nepamainomas, kas nori kraujagyslės susireguliuoti, šitą cholesterolį. Astaksantinas tai yra tas augalinis, ypač vegetarų mėgiamas ir papildas. Tai suskaičiuokim, kiek čia mums reikėtų bunkučių nešioti kivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jau. Tai įsivaizduojate, čia 10 bunkučių vietoj vieno šito pakelio. Apie burokėlius, tai čia vėlgi burokėliai yra mūsų šita spalva ir jų veikimas, tai yra kepenų zona, betainas ten sudėtinė tokia dalis. Ir kas dar jame yra azotoksidas. Azotoksidas, tai jeigu atsimenate, dabar aš jau negirdžiu nei iš šeimos gydytojų, nei iš nieko, bet mano dar medicinėje praktikoje būdavo nitroglicerinas. Kai užeina spazmai, skausmai, infarktai, tai po liežuviu jūs čia turit? Ne, neturiu. Nes visi turėdavom. Jo. Žinokit, nežinau kaip Lietuvoje, bet aš dirbu Vokietijoje, tai kiekvienas vokietis 90 metų pasikišenė į nitrogliceriną, jeigu bloga pasidarys. Tai taip, kad ir jūs keliaudama atsivežkit. Nepakenks. O tai buvo, kaip pasakyti, Nobelio premijos laureatas, tai buvo sprogstamoji medžiaga šito nitroglicerinų, parakas išgautas. Tai jisai ką daro, plečia kraujagyslės, gerina kraujotaką, tai kaip pasakyti, ir jo veikimo, kada jau kraujotaka suaktyvinta, išplėsta, tai suprantate, ir tas astaksantinas ir tos akai uogos su visa ta kompozicija lekia ten. Kiekvienas turi savo etapą ir reikalingumą. Margasis margainis, ta mūsų kepenų saugotojas, silimarinas, veiklioji medžiaga. Mes, kadangi žinom, kepenys surenka visus medikamentus, visus toksinus, visus šlakus, visą nedavirškintą maistą, jis viską turi neutralizuoti, išvalyti. O kas tom kepenim gali padėti? Aišku, chemikalas kepenim jau nepadės, jau mes ieškom kitų tenais ir silimarino, ir Taip, kartumynų, tada atsidaro tulžis. Ir kai turim su kepenim ir su tulžim, nedarykim ilgų pertraukų. Valgyti vis tiek reikėtų apie 3 kartus, nes ypač kam yra tulžies pašalinimas, tai tas protarpinis badavimas nelabai rekomenduojam, nes tulžis turi tam tikrų laikų nutekėti. O tulžis reaguoja tik tai į maistą ir dar plius į riebų, ir į lašinuką reaguoja labai gerai.
Taip kad ir tuos aliejus, tą riebalą reikia baltymų, riebalų. Nugi dabar naujoji amerikiečių piramidė mums siūlo, visą tą siūlo jau drąsiai. Ir kągi, sudainuokim odę šiandien Alijošiui. Alijošius, kiek išgelbėjo moterų, ginekologinės problemas, akių problemas, kai būdavo nudegimai, kai saugos, tai jis neprarado vertės ir skrandžio žarnyno problemose. Mes ir dabar siūlome, kai yra opos, sugydyti, kai yra kokie ten uždegiminiai procesai, pakenkimai. Alijošius visada mums padeda. Tik tai man dar teko išklausyti Eugenijos Šimkūnaitės 3 paskaitas, kokią aš dovaną gerą buvau gavusi. Tai jinai davė tokį patarimą, daug auginam alijošiaus ant palangės ir jokių būdų jinai neleido to alijošiaus į vidų gerti, neleido dėti ant žaizdų. Jinai buvo už tai, kad tą alijošių reikia perdirbti, nucentrifiguoti, nes ten yra tokios adatėlės, silicio adatėlės, kurios į gleivinę ar ten lašinant į nosį ar kažkur ten į skrandį gali sukelti polipus. Man auditorijos dažnai užprotestuoja, o mes naudojame, mums nieko. Bet tai čia vėlgi yra, bet jos tą prisiminimą, šviesios atminties palinkėjimą perduodu visada auditorijom, kalbėdama apie Alijošių. Ir čia, kad jis atsidūrė šitoj kompozicijai, ant tiek pažįstamas, ant tiek vertingas, ant tiek naudingas, kad su juo mes jau senai dirbame. Ir ką reiškia tas Q10 kofermentas? Kaip aš sakiau, prie visų mūsų tų negerumų, prie bet kokios ligos, kas mums jėgų nebuvimas, energijos nebuvimas. Tai fermentas Q10, netgi kas naudoja statinus, geri šeimos gydytojai pasiūlo tą Q10 fermentą, kad tiesiog ta nebūtų raumenų, sarkopenija ir panašiai, tas raumenų silpnumas. Tai ką mes gauname? Gauname valymą, pamaitinimą, gauname atskūrimą jėgų ir plačiai organizmo atstatymą, didžiulį ratą apeiname. Čia vėlgi aš nesuskaičiavau, kiek surašyta, reguliuoja svorį. Mes jau aptarėm, kad ir linų sėmenos, ir psiliumas naudosim, ir kyvį prieš miegą, kad dar bus, tada jo. Oi, ačiū. Tai pažiūrėkit, kol kas 5 aktyvūs komponentai, bus 10. Tai garsėja išskirtinė kokybė, sudarytas turinčių įsisavinimo ir išlaikymo pajėgumą, derinys iš grinų natūralių sudedamųjų dalių, aukščiausios kokybės pakuotė, pasižymi įspūdinga veikliųjų medžiagų koncentracija. Aišku, čia jau išragavo ir testus padarė, ir tinka ir vegetaram, dabar labai aktualu. Šiaip praklausiau porą naujų paskaitų. Vegetarai, kaip pasakyti, turi priimti sprendimą, nes vegetarizmas tai yra organizmo valymas. Ar galima visą gyvenimą valyti organizmą? Iš maistinių skaidulų, iš šitų atstatyti ir pamaitinti ląsteles yra labai sudėtinga. Kada aš susiduriu su vegetarais, aš tiesiog neturiu net tokio dietologo, kur pasiūlyti, kas Lietuvoje užsiimtų tą tikrą schemą. Yra, kurie turi tą genetinį pajėgumą, stiprumą ir visiškai gerai išsilaiko, bet ne visiems, ne mum, ne šiauriečiam. Aš susiduriu ir artimoje aplinkoje, ir vyksta ginčai, ir dabar jau
iš Britanijos yra atvykusi tokia gydytoja, jinai siūlo GAPS mitybą, tai tikrai ten yra leidžiama maksimum 42 dienas valytis, o paskui jau reikia pamaitinimo būtinai, nes deficitų būklė išsivysto vis tik tai, ne tik tai B12 ir panašiai. Gal auditorija yra su patirtim ir žinančių, ir išbandžiusių, ir turinčių ką papasakoti. Čia yra labai, labai atskira jautri tema. Plečiasi medikų prašymas, vis tik tai mes už įvairiarūšį mitybą. Nes mum tie, kaip sakyti, yra karvytės ir paukščiukai, jie sugeba tą augalinį maistą mum pateikti kitą kompoziciją, kas reikalinga ląsteliai. Taigi patogi formulė visiškai be alergenų, tą mes ir praeidami matėme. Ir kągi, aišku, mes norime to gero virškinimo. Mane merginos šitų pakelių pasiūlė. Nu ir aš, kaip pasakius, nesu jau labai ten gal ir taip užsiteršusi, tai labai stipriai suveikia. Tai kad pradėti nuo pusės pakelio, nuo trečdalio pakelio. Aš šiaip esu šalininkė, visada sakau, padidinti visada suspėsim. Čia tikrai aktyviai veikiančios medžiagos yra. Kad žarnynas yra didžiausias imuninis organas, turbūt jau įsisąmoninot, kad ten daugiausiai imuninių ląstelių, kad tai yra stiprinti imunitetą, gerina maistinių medžiagų įsisavinimą, gerina žarnyno mikrobiotos pusiausvyrą. Apie mikrobiotą dabar, kad mes turime tų bakterijų žymiai daugiau, pasirodo mūsų kūno ląstelių, tai iš tų visų bakterijų ląstelė sudaro tik 10%. Tai vat kas mums vadovauja. Būtent tie visos esančios tų bakterijų mes turime ir ant odos, ir plaučiuose, ir ne tik žarnyne, bet ir makštyje, ir kiekvienam organe yra kitokios. Mažina uždegiminės reakcijas, padeda detoksikacijai, skatina reguliarų žarnyno darbą, svorio kontrolę. Tai čia yra pilnai suprantam, kodėl mes tą galim pasiekti. Ir dėl to mes galim turėti ir sveiką odą, ir plaukus, palaiko širdies kraujagyslių, jau vien tas astaksantinas, Q10, gerina psichinę sveikatą ir kognityvinės funkcijas. Tai labai būsiu dėkinga jum ir man pritarsit, turbūt, būti bendrystėje. Ir toks mūsų dabar pasaulis. Labai dėkojam. Ir dabar aš mes klausimo čia jų kaip ir yra. Na, iš auditorijos ieškok. Bet man kažko užblokavo. Pelytė kažkaip vis pabėga. Tai mes šitą sustabdom. Bet ir čia va merginos turi didelę patirtį. Būtų įdomu, kaip aš nuvažiuoju į kokią konferenciją ir išgirstu, ko negirdėjau, aš manau, jūs viską čia puikiai žinojau. Jeigu nors 12% ką nors suteikiau, tai būsiu labai, labai laiminga. Visada įdomu. Iš kito kampo. Iš kito kampo. Tai naujieną vis tiek sužinai. Labai smagu. Tai turi pamiršęs. Priminimas ir žinoma. Kartais